Sveiki. Mano vardas Olga ir šis vaizdo įrašas buvo sukurtas, naudojant dirbtinį intelektą. Nobelio chemijos premija buvo skirta Amerikos mokslininkui Davidui Bakeriui ir Britanijos tyrėjams Johanui Jumperiui ir Demiui Hasabiui už novatorišką darbą baltymų struktūros tyrimuose. Bakeris buvo pripažintas už metodų kūrimą, leidžiančių sukurti visiškai naujus baltymų tipus, kurie anksčiau buvo laikomi neįmanomais, atveriant naujas galimybės biochemijoje ir medicinoje. Jų bendras indėlis nuo Bakerio 2003 metų tyrimų iki Britanijos komandos dirbtinio intelekto modelių pagilino mūsų supratimą apie molekulinę biologiją ir atvėrė kelią naujų vaistų ir terapijų kūrimui. Tuo tarpu Nobelio fizikos premija pagerbė LHV, mokslininką Johanną Hopfieldą ir Britanijos tyrėją Geoffrey Hintoną už jų novatorišką darbą mašininio mokymosi srityje. Hopfieldas sukūrė asociatyvųjį neuroninį tinklą, galintį atkurti vaizdus iš neišsamių ar pažeistų duomenų. Tai atskleidžia, kaip smegenys apdoroja ir prisimena informaciją. Jų darbas 1980-aisiais padėjo pagrindus šiandieniniai dirbtinio intelekto revoliucijai, pabrėžiant teorinių tyrimų ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo svarbą mokslinėme pažangoje. Susisiekite su Krovdia AI, kad pamatytumėte mūsų sprendimų galimybės integruotą su jūsų verslu.